nes kalbam apie nepaprastą žmogų. Apie žmogų, kuris numirė fiziškai, bet dvasiškai ir mūsų tautos atmintyje išliks nemarus savo pavyzdžių, savo tikėjimu ir savo palikimu mums ir visam pasauliui. Sunku suvokti, kaip tokiamis nežmoniškomis sąlygomis žmogus galėjo sukurti kūrinį, kurį gali skaityti visas pasaulis, kurį gali melstis visas pasaulis, kurį galime melstis kiekvienas mes, ištikus sunkiam išbandymui gyvenime. Adelė Dirsytė, Stefanija Ladigienė ir daugybė mūsų moterų, kurios tremtyje ir lageriuose paliko pėdsaką. Paliko pėdsaką mums visiems, iš tiesų labai mažai apie jas kalbame. Bet jų valia, jų stiprybė, jų įsitikinimas, jisai buvo begaliniai tvirtas, gal net kartais tvirtesnis už daugelio vyrų tikėjimą ir tą tokį įsitikinimą išlikti žmogumi. Pirmiausia, išlikti žmogumi tose nežmoniškose nužmoginimo sąlygose. Todėl begaliniai džiaugiuosi, labai dėkoju bendrėjai Kolima, kad prisimena Adelę Dirsytę, kad įamžina ją. Deja, mes neturime jos kapo, neturime net žemės turbūt iš to krašto. Ir labai ilgai turbūt neturėsim tokios galimybės nuvažiuoti ir parsivežti. Bet labai gerai, kad mes turėsime vietas, kuriuose galėsime pabūti, susikaupti ir pagerbti mūsų iškilę tautietę, kuri tiek daug paliko mums po savo mirties. Bendrijoje buvo nutarta 23 metų suvažiavime, buvo nutarta, kad paskelbti 24 metus Adelės Dirsytės metais, nes sukako 115 metų nuo jos gimimo. Tai buvo, tada Nelė Tocionytė buvo Druskininkuose ir ji galvojo, kaip čia tai pagerbti, kokį akcentą padaryti. Na, vienas dalykas, mes padarėm konferenciją, bet kitas dalykas buvo, kad jai reikia pastatyti kokį nors atminimo ženklą. Druskininkuose į ten sutiko kunigą Ričardą Doveiką ir jie tenai besikalbėdami sumanė tokią mintį, kad reikia pastatyti koplytstulpį. Mes negalim 100% žinoti, kad Adelė Dirsytė žuvo rugsėjo 26 dieną, bet kitos geresnės datos mes neturim, todėl tenka galvoti, tenka priimti tą datą, kurią mums suteikė Rusija. Mėly broliai seserys, man taip pat teko lankytis lagerių vietose, tremtinių palaidojimo vietose. Ir ten apžiūrėdamas kryžius išgirdau daug visokių istorijų. Viena tokia istorija, kad prie kryžiaus žmonės ne tik tai melsdavosi, ne tik tai susitikdavo ir palaidodavo savo mirusius kapinėse, bet kapinės ir kryžius būdavo ir tautiškumo šventės diena, susirinkdavo ir dainas padainuoti prie kryžiaus ir taip pat švęsti įvairias tautinės ir religinės šventės. Vadinasi, kryžius yra ir vilties ženklas, ne tik tai mirties, bet pasiaukojančios Kristaus meilės ženklas, nes taip Viešpats prismeigė visus kryžius, mūsų kryžius prie savojo kryžiaus. Ir kai klausdavom, o kaip tremtiniai statydavo kryžius, sako, viena iš tokių versijų būdavo, sako, statydavo atsigręžusius į Lietuvą. Skaičiuodavo iš kurioj pusėje Lietuva ir sako, į tą pusę atgręždavo kryžių. Taip trokšdami, kad Viešpats Jėzus žiūrėtų į Lietuvą ir taip primintų jiems, kurioj pusėje Lietuva ir taip jie priartintų Lietuvą prie tų kraštų, kuriuose reikia kentėti. Ir taip atstumai tarsi dingsta ir prie Viešpaties visi susitinkam. Po kiek laiko ir visi susitiksim Dievo karalystėje ir galėsim džiaugti savo tikėjimo
vaisiais, Dievo artumu. Tai tegul Dievo tarnaitė Dirsytė padeda mums visiems išlaikyti tvirtą tikėjimą ir viltį susitikti visiems Tėvo namuose.